Štai 21 diena, tavo naujo kelio pradžia. Pasirūpinti kūnu svarbu, noriu, galiu ir judu. Psichologijoje dažnai minima, kad 21 diena tai yra naujų įpročių įgyvendinimas ir įsisavinimas. Tai yra iš tikrųjų naujo kelio pradžia. Tai yra laikas, kai smegenys pradeda priimti naują elgseną kaip normą. Įsivaizduokit, jeigu jūs nemokate vairuoti ir atsisėdate pirmą kartą prie mašinos vairo, kaip jūs nervuojatės, kaip jūs jaudinatės, o po 21 dienos, praktiškai beveik po mėnesio, jau laisvai atsipalaidavęs, net į radijo galite įsijungti. Lygiai tas pats yra su sveika gyvensena, su normaliu gyvenimu, su normalia elgsena su savo kūnu. Jeigu jūs atidžiai klausėtės, ką mes jums rekomenduojam per šitas dienas, vadinasi, jau jūs supratote, kad galima gyventi skaniai, sveikai ir paprastai. Kiekviena diena tai yra jūsų pasirinkimas, kaip gyventi, kaip elgti su savo kūnu, kiek norite gyventi ir kaip nugyventi kiekvieną dieną, kad ji jums neštų džiaugsmą. Noriu reiškia turiu planą, kaip keistis. Galiu vadinasi, jūs turite savyje jėgų nugalėti priklausomybės ir įgyvendinti naujus įpročius. O judu tai yra kopimas į kalną, nežiūrint kliučių, įgyvendinti kiekvieną dieną, kartojant, nebijoti suklysti, suklupti ir eiti savo sveikatos keliu, kad jūs pasakytumėt, mano kūnas, mano tvirtovė. Taigi, bulvės, bulvės, bulvės. Nu, koksgi lietuvis yra be bulvių? Tačiau kas iš tikrųjų slypi po tą lupeną? Ar bulvė sveika ar ne? Štai šitos mūsų bulvytės labiausiai apipintos įvairiausiais mitais. Na, šiaip tai nėra mūsų senovinis valgis, nes senovėje bulvių nebuvo Lietuvoje. Jos atkeliavo iš tos Amerikės ir tapo mūsų nacionaliniu patiekalu. Bet iš tikrųjų lietuviai valgė pupas, žvėrieną, antieną, įvairiausius paukščius, žuvis. Tačiau bulvės tik tai 250 metų yra Lietuvoje ir tai nėra mūsų senoji daržovė. Bulvės vienas didžiausių vartojimų maisto produktų Lietuvoje ir jau tapo neatsiejama tradicinės virtuvės dalis. Tačiau daugelį metų jos buvo neteisingai kaltinamos. Esą storina, neturi vertės, tik tai tuščios kalorijos. O kaip yra iš tikrųjų? Viskas priklauso nuo to, kaip mes jas laikome, kaip mes jas ruošiame ir su kuo valgome ir kaip valgome. Taigi viską ir pakalbėsime, kaip teisingai laikyti bulves. Na, paprastai atsinešam krepšelį iš parduotuvės ir su visu krepšeliu įmetam į šaldytuvą. Tačiau nereikėtų bulvių laikyti šaldytuve. Kodėl? Jos turėtų būti laikomos iki apie 10 laipsnių temperatūroje, todėl mūsų senelės išsikasdavo rūsius ir laikydavo bulvius rūsiuose. Jos neturi matyti šviesos, neturi matyti saulės ir turi būti vėsiai ir vienodoje temperatūroje. Kodėl šaldytuve blogai laikyti bulves? Todėl, kad šaldytuvo temperatūra paprastai būna nuo 1 iki 4 laipsnių ir krakmolas, kuris pat yra šitose bulvėse, vėsoje, tai yra žemoje temperatūroje, virsta cukrumi. Bulvės tampa saldesnės, na, o mums nesinori, kad jos būtų saldesnės, kada mes kepam ar verdam ir kepant aukštoje temperatūroje cukrus reaguoja būtent su amino rūgštimis ir susidaro akrilamidas. Na, jau visi žino, kad akrilamidas galimai kancerogeninė medžiaga. Negalimai, o iš tikrųjų kancerogeninė medžiaga. Vadinasi, mums nepageidautina, kad vėsumoje per daug šaltoje temperatūroje bulvės virstų cukrumi. Antras dalykas. Keičiasi tekstūra. Bulvės tampa minkštos, guminės, po kurio laiko įsitraukę šaldytuvę galit pasižiūrėti, kad jos tokios jau netokios tamprios. Ir po terminio apdorojimo jos gali virsti tamsesnės. Laikant šaldytuve, taip kaip ir saulėje, didėja salonino rizika. Na, turbūt teko matyti pažaliavusias bulves ir sudygusias bulves. Tai kada bulvės sudygsta ir pažaliuoja, atsiranda tokie nuodai saloninas. Na ir netinkamos sąlygos, tai yra drėgmė, šviesa, temperatūros svyravimai, skatina bulvių žaliavimą ir dygimą, o tai reiškia padidėjusi salonino kiekį. Tai yra labai pavojingos medžiagos, kurios gali būti netgi toksiškos. Tiek veikti mūsų smegenų sistemą, tiek veikti kepenis, žarnyną ir panašiai. Todėl neturėtumėm valgyti tokių bulvių. Kokie turėtų būti laikymo patarimai? Vis dėlto, atsinešus bulves arba nusikasus bulves, laikyti tamsiai, vėsiai, ne plastikiniuose maišeliuose, geriau, kad bulvės kvėpuotų, nes tai gyvas organizmas, todėl popieriniai, drobiniai maišeliai, krepšeliai bet tokie labai tinka. Ir aišku, nelaikykite arti svogūnų ir obuolių, nes obuoliai ir svogūnai, ypatingai jeigu mes šaldytuvę įdedame į tą stalčių, kur yra svogūnai, jie skatina bulvių dygimą. Saloninas kaupiasi štai šituose daigiukuose ir kai kurie žmonės galvoja, kad va, nulaužysiu štai šitos daigelius ir vėl bulvės bus valgomos. Ne, tokias bulves neškite ir sudinkite į dirvą, bet jokiais būdais nevalgykite. Lygiai taip pat, jeigu pavyzdžiui bulvytė būna išlindusi iš dirvos, įgauna saulės spindulių ir pažaliuoja. Tai va, bulvinė tokie dalykai kaip pomidorai, baklažanai, ypatingai žali pomidorai, daug kas naudoja tos žalius pomidorus, juose yra gausu salonino, kuris kenkia mūsų kepenim ir nervų sistemai ir žarnynui. Taigi tokių bulvių valgyti negalima. Padariau eksperimentą, nors čia yra šviežios bulvės, bet padėjau į stalčių prie svogūnų ir jo štai sudygo per 1 savaitę. Taigi tokių bulvių valgyti negalima. Kokiagi bulvių nauda organizmui?
Bulvės šiaip yra kompleksiniai angliavandeniai ir jie suteikia energijos, tačiau jeigu mes jas pervirsime, perkepsime, sutrinsime, sutarkuosime, tie angliavandeniai virsta greitaisiais angliavandeniais, o greitieji angliavandeniai, jeigu mes neiname sodinti bulvių, kasti bulvių arba atlikti kažkokių sunkių darbų, nusėda mūsų riebalinėse ląstelėse. Bet kai virtos bulvės atvėsta, štai šitas krakmolas tampa atsparus ir labai naudingas mūsų žarnyno bakterijoms. Taigi, virtos atvėsintos bulvės turi tikrai nemažai naudos. Ir jeigu jūs norite vasarą pasimėgauti šaltibarščiais su bulvėmis, vadinasi, bulvės išvirkite su lupena, valgykite su lupena ir jos turėtų būti atvėsintos ir vos šiltos. Kuo naudingos bulvės? Jose yra iš tikrųjų daug kalio, o kalis, kaip jūs žinot, palaiko širdies ritmą ir vyresnio amžiaus žmonėms ir apskritai visiems žmonėms ir sportuojantiems, ypatingai vasarą prakaituojantiems kalio trūksta, todėl tokie patiekalai iš virtų atvėsintų bulvių yra tikrai palankus sveikatai. Vidutinė bulvė turi apie 30% vitamino C normos dienos normos. Tačiau, jeigu jūs nulupate bulvę ir verdate vandenyje, vadinasi, visas vitaminas C pateks į vandenį ir jūs išpilsite tą vitaminą C kartu su bulvių nuoviru. Taigi, verdant tik tai su lupena, jūs išlaikote tiek kalį, tiek vitaminą C, tiek kitas naudingas medžiagas. Dar bulvės turi daug skaidulų ir būtent skaidulos, svarbiausios skaidulos yra lupenoje. Todėl, jeigu yra šviežios bulvės, patartina ar su kempinėlė, ar su kokia pirštinė skirta bulvių plovimui, nuplauti ir virti bulvės garuose. Taip pat jos neturi glitimo ir taigi sergantiems celiakija ir netoleruojantiems glitimo bulvių patiekalai taip pat gali pradžiuginti ir praturtinti meniu. O ar bulvės turi žalos? Taip, pakalbėkime vis dėlto ir apie bulvių žalą. Jeigu mes bulvės valgom kiekvieną dieną, per daug, per dažnai, vakarais, pervirtos, pertrintos, išvirtos riebaluose ypatingai rafinuotame aliejuje, vadinasi, visą naudą, apie kurią aš kalbėjau, tiesiog nubraukiam, išbraukiam ir nieko mes neturim, išskyrus greituosius angliavandenius ir bloguosius riebalus. Jeigu mes bulvės skrudiname aliejuje, tos vadinamos free bulvytės, vadinasi, susidaro akrilamidas, vėlgi labai kenksminga medžiaga, kuris skatina vėžinių ląstelių gamybą mūsų organizme. Jeigu mes valgom bulvę kaip angliavandenį, be papildomų gerųjų riebalų, be baltymų, vis tiek tai yra angliavandenis, kuris labai greitai virsta gliukozę mūsų kraujyje ir nauda bus menka, tik tai labai daug greitos energijos, kuri virs riebalais, jeigu mes jos neišnaudosime. Taigi, bulvės su vasaros grybukais, bulvės su žuvyte, tai yra tokie tinkami deriniai, bulvės su kefyru, bulvės su šaltibarščiais, tai yra visai neblogi deriniai, kur sumažins glikeminį indeksą, nes šiaip bulvės glikeminis indeksas, jeigu jinai perdirbta, yra labai aukštas. Taigi aptarkime, kaip išlaikyti visą tą bulvės naudą. Kokie yra geriausi gaminimo būdai. Taigi pirmas yra virimas su lupena, ką mes aptarėm. Geriausiai vandens pripilti iki bulvių, bulvės padėti nuplautas ar ant grotelių, ar tiesiog kažkokiam tai garo puode ir virti garuose. Na, šiek tiek užtruks ilgiau, bet vis dėlto jūs išlaikysite didžiąją naudą. Antras dalykas, jeigu bulvė išvirta, ją atvėsinti ir valgyti šaltą. Ir ta mūsų balta mišrainė netoks ir blogas dalykas, jeigu mes blogus ingredientus, kaip majonezą, pakeisim į anakardžių majonezą, kurį jūs galite pasidaryti iš mano keto meniu knygos. Jeigu norite keptų bulvių, tai galima daryti taip. 10 minučių bulvę išvirti, paskui perpjauti ir pabaigti kepti skrudintuvėje, karšto oro skrudintuvėje arba orkaitėje, šiek tiek pašlakščius gerų kokybiškų alyvuogių aliejum. Taip jūs turėsite traškes, skanias bulvytes ir nepervirtas, neperkeptas, tačiau išlaikytas visas maistinės medžiagas. Na ir jeigu jūs troškinate su daržovėmis, tai pasirinkite tokias daržovės, kurios verda be trokšta tiek pat, kiek ir bulvės. Sakysim, jeigu jūs imat kalafiorą brokolį, tai pirmiausiai troškinate bulvės ir į pabaigą įdedate kalafiorą brokolį. Jeigu jūs troškinate mėsą ir planuojate valgyti su bulvėmis, o mėsa tikrai gaminasi daug ilgiau, vadinasi, bulvės verdate arba atskirai ir valgote nedidelį jų kiekį, arba, sakysim, dedate į pabaigą, kad bulvės išvirtų per atitinkamą laiką, sakysim, 15-20 minučių priklausomai nuo bulvių dydžio ir nuo jų senumo. Taigi pabaigai. Bulvės yra pakankamai naudingas produktas, jeigu mes valgome su saiku, žinome, kada valgyti ir su kuo. Tai yra su geraisiais riebalais, su atitinkamais baltymais. Bulvės neturėtų būti pagrindinis patiekalas, o priedas prie maisto. Ir geriausia tai yra šaltos atvėsintos su odele bulvės. Po naujų metų, jeigu jūs matysite, kad bulvės jau sudygo, jos ruošiasi naujam gyvenimui, ruošiasi mums duoti naują derlių ir tokių bulvių vartoti nepatartina. Taigi, valgykite bulvės ne kasdien, su saiku, pasirinkite sveiką gaminimo būdą ir mėgaukitės kiekvienu kąsneliu. Ruošiuosi joninėms ir padarysim bulvių salotas su tunu ir su įvairiausiais žalumynais. Vieną kartą atvažiavo pas mus draugas ir pamatęs, kad aš esu išvirusi bulvių prie patiekalo, išpūtė akis ir sako, jūs valgote bulves? Nu, ne visada mes jas valgome pakankamai retai, tačiau šventėms visada darau
baltą mišrainę iš atvėsintų virtų bulvių, tačiau vietoje majonezo dedu anakardžių majonezą, na ir dažnai šaldytų žirnelius vietoje marinuotų žirnelių. O visa kita gali būti tradiciškai. Taigi šiandien parodysiu jums salotas, tokias ale viduržemio jūros tipo salotas, kuriuose bus ir lietuviškų ingredientų, ir tradicinių viduržemio jūros ingredientų. Taigi pradėkime. Lietuviškos virtos bulvės gali būti viena bulvė, tokio dydžio, kuri telpa į saują, 2 žmonėms, tai čia reiškia bus 4 porcijos, 2 virti kiaušiniai, irgi 4 porcijom, alyvogės, aš renkuosi alyvogės su kauliukais ir po to jas susmulkinu, tai kad negaiščiau laiko iš karto susmulkinau. Vienas nedidelis svogūniukas irgi keliaus į 4 porcijas, truputį čili pipiriuko, bet pavyzdžiui yra žmonės, kurie nemėgsta aštriai, vadinasi ne į visus serviravimo indus dėsiu čili pipiriuką. Vienas agurkas gali būti raugintas, na ir kol nėra normalių šviežių lietuviškų pomidorų, dažniausiai renkuosi džiovintus itališkus pomidorus. Ir viena tokia dėžutė tuno savo sultyse keliaus taip pat 4 porcijoms. Būtinai žalumynai. Pasirinkau iš daržo gražgarščių, bet galite salotų, galite špinatų lapelių, svarbu, kad būtų žalumynai ir aišku, kita svogūnų rūšis, tai yra svogūnų laiškai, kurie neatsiejama bulvių ir tuno patiekalų dalis. Imkimės darbo. Jeigu serviruojate svečiam, tai odelę švelniai galite nulupti. Tačiau jeigu mes valgom namuose virtas bulves, mes valgome su lupena. Taip, į taures mes bulves nulupsime, kad jos atrodytų gražiai, o savo naminiam variantui bulvės nelupsiu. Taigi ją pjaustome kubeliais ir dedame kaip pirmas sluoksnį. Ir pirmas sluoksnis bulvyčių. Jos sugers padažą, kurį užpilsime ant viršaus. Viena bulvė 2 žmonėm. Tokias salotas galima pasigaminti iš anksto ir šaldytuve gali būti netgi porą dienų. Štai tokie nedideli žirniuko dydžio kubeliai. Keliauja į serviravimo indą. O smulkiau mes supjaustysim, to gražiau atrodys taurėse štai šitos bulvytės. O gudri šeimininkė, turinti suvalkietiškų šaknų, tai čia aš tokia gudri šeimininkė turinti suvalkietiškų šaknų, tokias salotas pateiksiu svečiams pačias pirmas, nes mums reikės naktį energijos šokiams, dainoms. Ir štai vat būtent mums suteiks tiek sotumo, tiek energijos. Viską pjaustykite kuo smulkiau, nes ir atrodys gražiau, ir kramtyt maloniau, ir skoniai susimaišys. Čia šiandien išmėginsim salotas, o čia rytoj pavaišinsim svečius. Dabar subersiu susmulkintas alyvogės. Alyvogės galima pakeisti kaparėliais arba raugintais agurkais. Ruošiant tokias salotas namuose, alyvogių taip smulkiai nepjaustau, o tiesiog sutraiškau, išimu kauliuką ir metu tiesiai į serviravimo indą. Pasigedom žalios spalvos, taigi žalia spalva. Laisto lietutis daržus, svogūnų laiškai kaip išprotėja, jau juos susmulkinam kuo smulkiau. Jeigu turite petražolių, krapų, čia taip pat tinka, ir į taureles. Skoniu atgaivinti susipjaustysiu šviežią agurkėlį. Agurkėlis draugauja su bulvytėmis, su svogūnėliais. Pasismulkinam džiovintus pomidorus. Čia yra tie vadinami šeri džiovinti pomidorai, vyšniniai džiovinti pomidorai. Juos galite truputėlį pamirkyti, jeigu jie yra per kieti. Indelį eina čili, pipiriukai ir truputėlį pomidorų. Pomidorai yra labai intensyvus savo skonių, likopeno šaltinis, taigi jūs matot, kokios turtingos šitos bus salotos. Padalinam tuną. Galite tuną keisti virtą vištieną, tačiau vis dėlto bulvės geriau tinka su žuvim, jau tokiu atveju, negu su mėsa. Tai yra antras baltymų šaltinis kiaušinukas. Jį taip pat susmulkinam kubeliais. Ir paslėpsiu po žalumynais. Taip, vieną kiaušinį dalinu į 2 taures. Beliko žalumynai. Galite juos plėšyti, galite smulkinti, jau čia kaip jūs norite. Viskas priklauso nuo jūsų fantazijos. Kartumynai skatina tulžies nutekėjimą, todėl rukola yra puikus pasirinkimas, nes padės suvirškinti tiek tuno, tiek kiaušinio baltymus, tiek visą šitą nuostabų maistą. Dabar tik tai belieka pasigaminti padažiuką. Padažiukui spaudžiame citrinos sultis. Citrinos sultis, šaukštelis garstyčių. Šiaip padažą rekomenduoju užpilti prieš patiekiant svečiams maistą. Šį kartą naudosiu fantastiškos kokybės aliejų, kuris yra laimėtojas 2024 metų, taigi šventėms ir savo negailiu aliejuko. Kai jūs savo svečiam patieksite maistą praturtintą gerų alyvogių aliejų, jie supras, kad jūs rūpinatės ne tik savo sveikatą, bet ir jų sveikatą ir juos gerbėte. Taigi, negailėkite gero kokybiško aliejaus, patiekdami maistą savo svečiams. Belieka tik išmaišyti. Ir ant naminių salotų užpilsiu šiandien, o rytoj pasidarysiu tokį pat padažiuką ir užpilsiu štai šitose
taurėse. Šiandien aš jas uždengsiu tik plėvelę ir padėsiu į šaldytuvą. Taigi, namų variantas šiandien valgymui. Rūgštelė, aliejukas, druska, pipirų ir garstyčios. Taigi šias taurėles uždengsiu plėvelę ir rytoj prieš patiekiant išimsiu iš šaldytuvo ir palaistysiu tokiu pat padažiuku. Olia, svečių priėmimui pasiruošta. Galite daryti į didesnės, į mažesnės taurėles kaip namų salotas. Valgysim, mėgausimės ir sakysim, bulvės pagamintos sveikai ir teisingai yra gėris jūsų bakterijoms ir jūsų skonio receptoriams. Smagių joninių!